Įsibėgėjo jaunimo talentų projektas Ežio inkubatorius. Prasidėjo ir verslumo ugdymo bei savęs pažinimo paskaitos su žymiu specialistu Dariumi Čiboniu. Jo paskaitos labai intriguojančių pavadinimų Kaip uždirbti pirmą milijoną pritraukė nemažai jaunų ir ambicingų žmonių, kurie nori pasisemti žinių ir pritaikyti jas savų idėjų gyvendinimui. Aš galvoju, tai yra patys vertingiausi projektai, nes jie skatina jaunimą tobulėti, skatina surasti savo talentus ir padeda juos vystyti. Tai kas gali būti dar svarbiau negu jaunimas, kuris atranda savo stiprybės ir toliau jas vysto po tokių projektų. Studentai ir moksleiviai iš visos Lietuvos atvažiavo į sostinę, kurioje vyksta Ežio inkubatoriaus paskaitos, siekdami sužinoti ir išmokti daugiau nei jiems suteikiamos galimybės mokslo įstaigose. Nevadovėlinės paskaitos, gyvi pavyzdžiai ir modeliuojamos situacijos įtraukia jaunus žmonės, kurie ateityje gal taps iškiliais Lietuvos verslininkais. Mes visi turim kažkokių ir idėjų, ar kažką norim patys kurti ir reikėjo kaip tik tokio žmogaus, kuris galėtų mumis kaip apšviesti ir padėti. Tiesiog norėjau aš tenais išmėginti savo jėgas, sužinoti daugiau informacijos ir tiesiog paskatinti vadinamą spyrio į šikną efektą ir kad įdėčiau į priekį. Ežio inkubatoriaus projekte dar bus renkamos 2 pirmo